Aš ugnis ir aistra, ir vanduo, ir šalna, tau sunku bus suprast, kur melas, kur tiesa. Aš ugnis ir aistra, ir ramybės sala, tau daug sykių sakiau, moteris meluoja geriau. Labadiena, ponia Marta, prašyt užeit. O, Ugnė, mūsų klientas Žydrūnas labai patenkintas savo fotosesiją. Todėl tau prie atlyginimo įmečiau nedidelę premiją. Kaip ačiū, ačiū Jums labai. Ačiū tau už kokybišką darbą. Bet tiesą sakant, aš pasikviečiau tave visai ne dėl to. Klausyk, gal tu kartais žinai, kaip ta mūsų muzika laikosi, ką? Niekaip negaliu su juo susisiekti, telefonas tai užimtas, tai neatsiliepia, į žinutės iš viso nereaguoja. Galvoju, vis tiek tu draugė, gal ką nors žinai? Taip, tai mes kartais jo pasimatom ir visą kitą, bet kur jinai dabar, ką jinai konkrečiai veikia, tai aš tikrai nežinau. Jeigu tu kartais ją pamatysi, ar aš susitiksit, pasakyk, kad man paskambintų, gerai? Gerai. Sutarim? Taip, pasakysiu viską, pasakyk. Gerai. Ačiū. Labas, bendradarbė. Nu, labas. O ką čia nusišneki, kodėl bendradarbė? Aš pradėjau dirbti pas Kostą. Padėsi man popieriukus tvarkyti? Su popieriukais jau pati tvarkykis, mano darbo profilis kitoks. Ai, koks tavo darbo profilis? Aš esu Kosto padėjęs svarbiems reikalams. A, ne? Nu ir kokie tavo svarbus reikaliukai? Dabar, pavyzdžiui, ieškosiu Felikso. Tai bėg, ieškok, lek, prie ko čia aš? Na, mes kaip ir abu dabar jo geri draugai. Feliksai, kaip sekėsi tavo žvalgyba? Feliksai, aš tikiuosi to batono nepavogė, neatbėgsiu už sąsikas vėl man keršį. Viskas legalu, jokių vaiščių. Tai kaip tai pavyko? Ala taip, nusižeminau, kritau ant kelių ir prašiau išmaldos. Nereikėjo žemintis, ne... O, Feliksai, tu girtas. Taip. O kas beliko, kai prašai išmaldos? Taip, aš suprantu, tai didžiulė trauma. Ačiū tau. Eina. Kur? Eina. Ne, Feliksai, prašau. Eina į sodybą. Ne, Feliksai, tik ne į sodybą, prašau. Feliksai. Vyno surasim. Kokio vyno? Feliksai, tu jau dabar išgėręs. Eik geriau pamiegok. Feliksai, aš prašau. Natalija! Natalija! Kaip suvažinėjai, gerai? Gerai. Nesuprantu, žinok, ką čia ta Galina, kodėl jinai man taip daro, aš ne... Nu tai ką tu kažką, kad turbūt pasakei, kad sunervinai tą mūsų Seimo narę. Nu gerai, nesvarbu. Bet kodėl jinai man net pasikalbėti su Adamu neleidžia? Nu aš nežinau, ašgi buvau nuvažiavus, Vilma man sakė, jis kietai miega, man net neleido jo pamatyti. Va! O čia viskas dėl to, kad
Adamui su nugara čia taip atsitiko ir Galina dabar dėl to ant manęs pyksta, užsiundė čia savo tuos OKT visokius tikrintojus. O gal ten Adamui jau visai blogai? Nu tai tu paskambink ir išsiaiškinsi, dar kartą Nieko paskambink. neskambinsiu, gana man tų skambučių, va, jau priklausiau iš Galinos, jau visam gyvenimui išteks. Nuvažiuosiu vietoje pats viską išsiaiškinsiu. Čia bus skandalas, jeigu nuvažiuosi, bus skandalas. Nesvarbu man, nieko nebijau, man draugas galų galę svarbiau, Natalija. Šiaip ar taip, Adamas yra vienas mano vienintelis geriausias draugas ir... O gal jisai ten visai jau prie mirties. Nu baig, tu negalvok apie blogiausią. Natalija. Valiūnė. Kaip tu? Pasiilgau. A kodėl tu telefoną iš manęs paėmė? Adamai, tu ligonis? Ligonis. Nu, taip, bet man telefoną tai reikia. Aš noriu Robertui paskambinti, o tu paėmė. Ne viskas norais grįsta, Adamai, šitam pasaulyje. Ką? Pasveiksi, tada ir gausi telefoną. Nu, kas čia smirda pas tave taip? Kas čia smirda? Tu ką čia nugarai įsitepęs kažkuo? Nu, taip, bet man tai kvepia, gal tau smirda. Smirda čia? Nu, čia man Vilma parūpino. Žinai, sako, labai geras tepalas iš tikrųjų. Čia, sako, ragana kažkokią net darė. Aš tai, jau beveik nieko nebejaučiu, žinok. Tau daktarai išrašė tepalą, kuriuo tu turi tept nugarą, kad pasveiktų. Man nereikia čia jokių raganų čia visokių. Tai telefono nebus. Nebus. Pavalgyt gaučiau kažką. Labą dieną. Norėčiau jau su jumis susitikti. Turiu Adamo tėvystės rezultatus. Kur galim? Kada galim? Pagerėjo. Oi, truputėlį padaugino. Bet jau geriau, žinok, tikrai geriau. Feliksai, su alkoholiu reikia labai atsargiai. Tu žiūrėk, gali prisidirbti problemų lygioj vietoje, tiesiog iš niekur. Nu taip. Tu nepyk ant manęs. Aš nepykstu, man tiesiog gaila. Ponas Stasikas. Kokios problemos? Tai už žirnius atsiskaičiau. Ne dėl žirnių. Kitų problemų turim. Šmakovas? Taip, Šmakovas. Tai tavęs policija ieško. Ir jeigu ką, aš ją jau pridaviau. Niekas čia manęs neieško. Kažkokia... Čia klaida kažkokia. Feliksai, nepalik manęs vieno, prašau. Ponas Stasikai, aš... Tavo draugelis žulikas, ką? Ponas Stasikai, aš nežinau, čia tarp kitko tai yra... Kur pabėgo? Nežinau. Nežinai? Tikrai nežinau. Gerai. Palauksim tada, kol grįš. O jeigu jisai negrįš, tai aš tave policijai priduosiu. Ką žinau, gal tu čia žulikas, ką? Aš ne žulikas, ponas Stasikai, aš niekas, aš iš viso nežinau, kaip čia atsiradau. Niekas, sakė, ne? Pasėdėsiu aš su nieku. Gerai? Gerai, ponas Stasikai, tik tai prašau be smurto. Aš labai jautrus. Viskas, Jūrate, užtenka. Pinigų nėra, kaip suprantu, tai ir nebus gerai ir nereikia. Mane nuskriaudai, aš tave dabar irgi nuskriausiu. Klausyk, nusiramink, Galina, bus tie pinigai, reikia tik palaukti. Prisilaukiau, ačiū, viskas užtenka. Nereikia ir, žinai ką, ir reiktų dodubais bėrėt skrupai. O durni. Nenori pinigų, nu ir nereikia. Tai Natalija, tu per daug nepergyvenk, aš greit grįšiu. Aš ten ir atgal, viena koja ten, kita čia. Žodžiu, o tu, žiūrėk, čia šeimininkauk, saugo kūkį. Jeigu šitie tikrintojai dar pasirodytų, tai siųsk juos iš mano teritorijos kuo toliau. Gerai. Tu tik tai būk atsargus su Galina. Nepergyvenk, aš jau kaip nors. Man svarbu Adamą pamatyti dar... O Jėzus. Gyva. Ai, tu vyktų tas durnas mintis lauk.
Tai kas atsitiko? Šmakovo matėjai, kur tu matėjai? Tai gal pasirodė tau? Ai, nu gerai, būsiu budri. Gerai, tik labai nesipyk ten su Galina, gerai? Galina, atvykau aplankyti Adamo, galiu jį pamatyti? Prašau, von iš svetimos teritorijos. Aš noriu pamatyti Adamą. Man nesvarbu, ko tu nori, ko tu nenori, iš kur atvažiavai, ten prašau ir išvažiuot. Kur jis? Kas jam? Prašau, eiti iš svetimos teritorijos. Robertas atvažiavo. Robertas. Robertas. Opa. Galina, aš žinau, kad tu nelaisvėje laikai Adamą ir aš jį noriu pamatyti. Aš tau 4 kartą sakau, prašau, apleisk privačią teritoriją arba aš kviečiu policiją. Gerai, aš pats toj policiją aš kviesiu. Robertai, aš čia. Gal tu nugalabijai mano draugą ir dabar slepi jo palaikus? Kokias čia tu nesąmonės šneki, tu iš vis tu suvoki, kad tu čia tu nugalabijai Adamą, tu ūkininkė žemdirbytų kanapinis. Tai jis vis dėlto tikrai negyvas. Ne, nu tu durnas visai, tu visai durnas. Adamas gyvas ir sveikas, tiesą sakant, nesveikas, o suluošintas tavo neaiškių kanapių. Kas nors ateis, ateikit! Galiūnė! Galiūnė! Gerai, tuomet parodyk, kur jisai. Nerodysiu. Nu, parodysiu paskui. Tuomet aš noriu vaizdo skambučio. Nu gerai, bus tau tas vaizdo skambutis, paskui. Gerai, dabar neturiu laiko, pas mane svečiai, viskas. Bet tu suprask, aš savo draugo nelaimėje nepleisiu. Boniš čia aš tau pasakiau. Reikalauju vaizdo skambučio. Bus tas vaizdo skambutis, tu prie žmonių. Važiuok greičiau iš čia, atsiprašau labai. Atsiprašau, Lina, čia pas mane chuliganas įsibrovėlis. Užeinam.
Nu tai kur jisai? Gal palaukiam dar? Nelaukiam. Atsiprašau, kas dabar bus, ponas Stasikai? Viskas dabar bus. Amen. Tavo? Ne. Taip, ne. Čia... Žuliko? Ne. Taip. Felikso žuliko. Tai aš pasimsiu to Felikso žuliko. Kaip kompensacija. Viešpatie. Aš tikiuosi, tokio nieko šiandien blogo nenutiks. Geros dienos, ponas Stasikai. Atleisk, Linute, tiek, kiek tu prašai, aš tau tikrai neduosiu. Duosiu tiek, kiek duosiu ir man visiškai nesvarbu, ten pasitvirtino tas Adamo tėvystės testas ar nepasitvirtino. Kiek siūlot? Bet jeigu mano sesuo Simona nesutiks? Man visiškai nerūpi, ten sutiks, jinai nesutiks, gaunat tiek ir viskas. Ir čia tik dėl to, kad aš tingiu gilintis, kokias jūs čia aferas rezgat. Nu gerai, sutinku, bet žinoma, čia tik tai katino ašaros. Jau tu tik neapsiverk, gerai. Gaunat pinigus ir iš karto pasirašom raštą, kad Adamas to vaiko nei nemato, nei negirdi per visą gyvenimą. Iš vis išnykstat iš mūsų gyvenimo, supratai? Supratai, gerai, kas čia. Klausau. Man jūsų balsas kažkur girdėtas. Jūs manęs nepažįstat, jums pasirodė, aš tik trumpai. Jums toj paskambins moteris, kur sakys kažką apie Adamo vaiką, tai žinokit, ten yra apgaulė, jinai yra aferistė. Ačiū, gražios dienos. Aha. Supratau.